Sveiki visi, kas žiūrite šį kanalą. Ar jūs esate nauji žiūrovai, ar prenumeratoriai, visiškai nesvarbu. Mes šiandien... Taip, išsikrojo bateriją. Kartais būna ir tokių dalykų, išsikrojo bateriją, greit pasikeitėm. Žodžiu, netikėtai, tai nemačiau, kad jau išsikrovė. Tai kaip ir sakiau, nesėdimo nulio, viskas gerai, labai gavosi ilga tokia pradžia. Iš šį video, tai manau, einam prie tikro reikalo. Aprodysim, ant ko mes žiūrėjom, viskas labai paprastai, vėl kaip eilinį kartą, kėdžių neturiu, pamiršau, ką jau padarysi, sėdžiu arba ant žemės, arba ant, nežinau, kuprinės, arba randu kokį kelmą. Tai einam, aprodysim sistemas, meškerės ir važiuosim į tašką. Taip pat paieškosim ir sliekų, kiek žinau yra prie Raganų kalno, bandysim kastis, nuvažiuosim į tą vietą, o naktį parinksime naktinių sliekų, tai irgi viską nufilmuosiu, tikrai tokia bus... įdomus būdas pasimti sliekus, nes pirkt, nu, kaip pasakyti, nelabai apsimoka, jeigu galima susiras, kam pirkt. Tai važiuojam ir viską aprodysim. Esame jau pilnai pasiruošę, kaip matot, su šalmu. Transporto priemonė šį kartą biškį kitokia. Kaip matosi, stovi monstras lauke. Ir važinėsim su paspirtuku, kaip ir sakiau, milijardą kartų. Nu, ne milijardą, bet kiek turėjau šitų video, kad juodkrantė yra visiškai pasiekima viskas su paspirtuku arba peškomis, kas yra labai didelis pliusas, nes kai yra daug daiktų, jeigu kažką dar papildomai norim pasimti ar užkasti, ar lempų, jeigu naktį žiūrėti, tai jeigu būtų dideli atstumai, aišku, žiūrint, kurioje vietoje mes norime žiūrėti, bet po kokios, kur aš žiūrėjau, viskas yra tarp kilometrų ir 2 kilometrų atstumų, tai sakyčiau, viskas yra puikiai pasiekima. Ir pagalvojau greitai, kad neapsimoka važiuoti ir vietoje aprodyti viską. Geras apšvietimas yra namuose, o toj sulaužysim meškerę. Tai aprodom greit sistemą, viskas yra labai paprasta. Kaip sakiau, jeigu kažkas norite atskirų sistemų sudarimo video, kur aš tikrai nesu profesionalas, bet padarau tokias sistemas, kad būtų visiškai lengva susirišti ir kuo greičiau, ir kad būtų pakeičiama, nes jeigu sistema kažkokia komplikuota, nutrūks ir ilgai užtruksite vėl naują susirišti. Tai žiūrime. Dabar uždėta karmuškį, iš tikrųjų žiūrėjau apie pašarą, kas būtų tikrai keista, bet kaip matęs per video kitus ir YouTube'e, kad visi žiūrėjo su pašaru, bet juodkrantėje aš nesu gaudęs, tačiau aš pašarą pasilieku kaip alternatyvą, jeigu visiškai nekimba, kas buvo prieš kelias dienas, tai pasišėriau ir, kaip sakant, pradėjo kibti, tai gal tas pasisekė. Tai žodžiu, eina paprastas, tiesiog segtukas prie pagrindinio valo, pažiūrim, čia viskas matosi. Prie pagrindinio valo nurytis eina tiesiog segtukas ir ką aš darau, kad ant to segtuko dedame suktuką, be nieko, tuoj parodysim, štai. Ir prie to suktuko prisikabina pavadėlis su kabliu. Tai, kaip matote, va čia yra karmuškė ir va čia laikau kablį. Tai maždaug apie 50 cm, pusę metro, galima ir ilgesnį, aš tiesiog darau šakės. Ir ant to pačio segtuko, kuris yra pririštas prie nurytės valo, dedame ir karmuškę. Arba, kaip aš darau dažniausiai, dedu ne karmuškę, tiesiog 1,5 uncijos svarelį, tačiau jeigu yra sarvė, kartais dedu ir didesnį. Ir viskas, tokia ir sistema. Čia, žinokit, viskas labai paprastai. Iš tikrųjų, galima sakyti, būtų pavadėlis, kas yra, pavyzdžiui, pas mane tikrai negerai, tai pavadėlis yra padarytas iš to pačio valo kaip nurytas. Aš nedarau jokių ten pavadėlių, kad būtų storesnis ar plonesnis, turėtų būti pavadėlis plonesnis, kad jeigu nutrūktų tik jisai. Bet aš, žinokit, kažkaip nieko čia daug nesistengiu juodkrantėje, aš viską tai darau paprastai, kotas tas pats. Tai kita sistema visiškai tokia pati, važiuojam dabar jau tikrai į tašką, prisikasim sliekų ir nuvažiuosim, pažiūrėsim, kaip čia viskas gausis. Taip, dar vienas sustojimas, nežinau, kaip čia matos, tikriausiai truputį prostokai, bet gal kažkaip susifokusuos. Tai radamės prie Raganų kalno, kaip matot, va, bandome čia kasinėti, žodžiu, kasam trinčėjas, pelkynas prie Raganų kalno, gal kas žinote iš tikrųjų, tai dabar va yra išsausėjęs. Tai kasam, žodžiu, jau gerą valandą iškasėm, tai tuoj pažiūrėsim galutinį rezultatą, kiek gavosi sliekų iš viso. Ir pažiūrėsim, ar apsimokėjo čia tiek dirbti. Ką, draugai, iš kelionės grįžom. Tokį kastuvėlį turėjom iš tikrųjų, susilankstamą. Kaip matot, toks atva telpa į delną, susilanksta realiai kvadračiuką. Kas liko, tai rankos buvo tiesiog kaip
sudžiūvusios nuo viso molio. Batai, nu, sakyčiau, irgi ne kažką iš batų liko. Dar labai geras batų pasirinkimas, baltas padas. Tai vienas batas ir kitas batas toks pats. Bandysim nusivalyti. Paspirtukas viskas normaliai, transporto priemonė gyva. Tai gal paaukot reikėjo kai kurių dalykų, bet užtat. Žinokit, tikrai nenuvylė. Matau biškai blogas apšvietimas, bet matysis. Tai sliekų kiekis tikrai nenuvylė. Kaip matot, tai sliekų pilnas, realiai 4 dydžio naktinis sliekų pakelis. Tiesiog pilnas. Ką pastebėjau, kad sliekai tokie va, ploni ir ilgi. Ir realiai 2/3 dydžio pakeliai pilni. Tai staugiau, sakyčiau, jisai daug, realiai 3 pakelius 3 dydžio, tai maždaug apie 7 eurus ar daugiau, jeigu perkant čia. Tai žinokit, tikrai apsimokėjo. Tai, kaip ir sakiau, visas įranga visa ir visas sistemėlės, kaip mes čia bandysim pagauti šiandien, parodysim ir taip pat parodysim, ką mes jau esam pagavę. Mes ne pirmą dieną žiūrėjom, bet nusprendžiau prieš tai pasitikrinti ir šiandien pradėti filmuoti. Tai varom į vietą ir visiems. Kabiname slieką. Kokius 3 dedu. Maždaug taip, kokiam unguriui atrodytų. Darau didelį kupstą. Tai taip, va tie va mūsų prigaudyti sliekai buvo jau labai daug, tikrai Raganų kalne kiekis tikrai nustebino. Maži, bet ilgi ir ploni tokie. Įdomi rūšis. To įsikabinsim. Maždaug darome tokį kupstą, vienas po kito kabiname. Taip, daug žmonių šiandien. Palyginus visai normaliai. Bandysime dabar, kaip matosi, ant stadiono. Ir žiūrėsim, kaip čia gausis. Nu, maždaug tokį mėsį. Metam žiūrį. Pakankamai greit varo. Gal matysis. Kartais tai pralekia, kad net 100 kilometrų atrodo. O, sustoja biškį. Nu jo, šitas geras. Pakeitėm žvejybos vietą. Tikriausiai Juodkrantėje, ar kas būnate, čia žinot, kvadratas legendinis. Tai sėdim, lauksim nakties, sėdėsim šį kartą per naktį. Žiūrėsim. Kažkas turėtų užkibti, manau. Kažkas turėtų užkibti. Turim maistą, sliekų turim. Taipogi ir siemkų. Matau, čia filtras uždėtas greitnai, o kaip dar šviesu pasirodo. Tai viskas pasiruošta nakčiai. Lemputės irgi turime paprastus. Visus kitos lempos, apranga, tai tikrai pasidėsim, viską nufilmuosim ir pažiūrėsim. Tai laukiam ir žiūrim. Na ką, pagaliau ir naktis atėjo. Tai pagaliau pasėjom pavalgyti. Kas gerai, kad ant kvadrato yra vienas restoranas Denys. Ant Denio, žodžiu, ne taip, bet sakau. Tai sakau, kas žinot, tai turim, patikėkit. Pavalgyt, biškį suslambė čia. Tokį sumuštinį bombinį. Viską rišam. Sistemėlė bus tokia, pašą nenaudosim. Pašariukas ir pavadėlis. Tai kaip matau, viskas puikiai matosi. Su tokiu apšvietimu. Užsimešim šiandien bus tikriausiai 1 arba 2 meškerės. Ir žiūrėsim. Reikės tikriausiai laukti kažkur antros nakties. Tai, kaip ir sakiau, kiek prisikasim sliekų.
3 dėžės. Viską dedam ir žiūrim. Rišamės didesnį kablį, nes manyčiau, kad dėsim didelį kupstą tokį vat sliekų, gal net šis ir kokį ungurį ištraukti. Iš tikrųjų, va, antro dydžio, kaip ir praeitam video, gaudžiau neryje ungurius, ten pagal šamą, tai dėjau va tokį kablį. Keičiamės pavadėlį, truputį ilgesnis ir iš mono valo. Karboninis, žodžiu, jeigu užkips ungurys, nėra šansų, kad nutruks, susibraižys, dedam tokio dydžio, dėsim sliekus, parodysim kaip kabinam ir mesim. Viskas susirišom, kablys padarytas, pavadėlis taip pat. Aš irgi siūlyčiau, kas žvejojat ungurius ir toliau, tai jau tikriausiai 100% žinot. Tai šitas karboninis monovalas sėdi 50 metrų, 18 eurų, uždedat tokią gumelę, sėdės 2 metus nieko nesitiksim. Tai labai man pasiteisina, kiek kartų ir buvo užkibę, kas užsipainė už žolių, viską atlaiko. Taip paprastai užsideda gumytę, kad apsaugotų, kad nesusibraižytų. Viskas kuo paprasčiausiai. Įsivaizduojat į tašelę ir viskas padaryta. Taip, tai parodysiu, kaip dedam mes tą pavadėlį. Taip, kaip ir sakiau, viską paaiškinsim sistemą iš naujo. Yra uždėtas segtukas, tada dedame suktuką ir dėsim tada svarelį ant tą pačią segtuką. Ir viskas tokia sistema, viskas paprastai. Perėjom į kitą vietą, kaip matos per kamerą. Mūsų kiekis, o dieve, kai dingsta vėjas, viskas, visi išlenda, eiktų savo, neįmanoma būti. Tačiau mes bandom nekreipti dėmesio, išbandysim įsijungti šviesą. Sliekas toks. Kupstas, kaip matot, tikrai dosnas, nepagailėjau. Tokį dedam, tai gal ungurys, gal karšis. Tokį mesim. Ir viskas. Pavadys. Po kokios dedu karmuškę, kad atlaikytų 7 gramų, tiesiog veikia kaip svarelis, realiai be pašaro. Viskas, metam. Viskas, užsimetėm. Einam į savo vietelę. Vat manau dabar, matos, kiek čia yra tų mūsų ar karšiai mušalai. Kaip ten vadinat? Aš nebesmanu, bet man nepatinka. Jūs pasižiūrėkite, kaip jie pliki, va. O dieve, viskas apie. Čia yra žiauru. Tokie vabalai tikrai laimės neatneša ir malonumo. Tai mes įsitempėm meškerę. Kas dabar gerai, kad biškis rvė yra į kairę, į jūros pusę. Neneša svaraus vandens, tai žuvis kaip turėtų būti aktyvesnė. Aš tikrai negaliu šito mūsim. Ir kas gerai, nėra nei vieno žmogaus. Nėra žmogaus, tai užsimetu, neš į kairę, viskas gerai, nieko neužkabinsim. Tai sėtim, pafilmuosim kelias kadrus. Sėtelis paruoštas, sliekai viskas paruošta. Ir laukiam, sėdim, žiūrim ir ištrauksim. Kaip matot, sėdim su draugais, net negaliu lempos įsijungti sekundį. Bet tiesiog dar padaugėjus, pasižiūrėkite. O dieve, viskas apie meškerė. Vorai tikrai maisto gauna. Ir visas kraštas. Tai aš labai tokioj perspektyvioje vietoj. Va, lempa, suoliukas yra kvadrato kampas, žodžiu, kairysis kampas kvadrato, kas žinot. Tai viskas labai patogu ir sakau, vėjas beveik tiesiog nulinis. Štilius galima sakyti, realiai srovė yra į kairę pusę, tas, kaip sakiau, viskas labai gerai. Tai tiesiog palieka laukti. Dabar yra apie 11 valandą. Tai sakyčiau, dar visai ankstokai. Išlauksim iki 2:00 ir žiūrėsim, kaip čia bus. Štai kaip naktinis kvadratas atrodo, gal kažkiek čia matosi, čia labiau lempų mano šviečia. Tai buvo, esame vieni, ten žmonės, muzikytė paleista, tai sakyčiau visai net normaliai. Čia kažkoks laivas plaukia, kai kurie laivai, o čia praplaukinėja. Tai iš tikrųjų matos ten atmirksi bujus, o dabar toj palaukiam, biškį žalia neputė uždegs. Štai, va ten matosi. Tai kaip ir turėtų pro dešinę plaukti. Ir jau kelis kartų šiandien realiai atrodo, galėtų toliau nuplaukti, bet tiesiog plaukia realiai prie pat čia kranto, prie molo. Ir jau kiek šiandien 2 kartų žmonėm nutraukė meškės, aš įdėjau, man dar šiandien pavyko ištraukti.
realiai irgi būtų 2 kartus nutraukę. Net ir dabar žiūriu, neužkabins. Aš visą laiką realiai pasiruošiu va peilį. Dėl viso pikto dabar tai matau, kad neužkabins. Bet visą laiką būna, nu žiūrim, nes aš šiaip toli užmetęs. Ne, viskas gerai. Būnu pasiruošęs peilį. Nu, kad jeigu jau viskas, jeigu užkabins, tai aš net ir nebandau tikriausiai kažko laukti, nes dažniausiai užsikabino už variklio ar kur, tai ir nutraukia. Jo, šitais plaukia žmonės naktį, visai faina. Iš tikrųjų, katerį turėti čia, aš sakyčiau, yra visai toks geras dalykas, visur gali nuplaukti. Nu, įsijungsim šviesą, čia viską matysim. Biški vėjas sukilo biški vėjas, tai mažėjo tų musių, viskas gerai, va čia, va tai supūna. Prašau tik aplink mane, kad neskraidžiutų ir viskas. Tai dabar yra kažkur apie 11:30 maždaug, ar be 20:12. Tai to pagrindinio kibimo, kaip aš sakiau, ir laukiu maždaug apie 2 nakties. Pabūsim gal iki 3 kažkur. Tai ir viskas, visko to ir laukiam. Kaip visada, kiekvienas kartas yra toks pats, tik rezultatas kitoks. O desliukų, kaip sakiau, kiek va prisirinkau, turiu 3 dėžutės. Tai šiaip tais planavau ir naktinių varyt. Čia va, čia yra pririnkti iš Raganų kalno. Tai kaip ir rodžiau, jie yra tiesiog ilgi, tokie realiai nebūna, visai tokie maži realiai, sakyčiau, ilgi ir ploni. Tai buvo tokie va visi, bet jų užtat kiek daug. Sakyčiau, darbo reikėjo įdėti tikrai, kad jūs išsikasti, nes kastos buvo toks visai prastas, sakyčiau, kaip matėt, žalias toks kareivinis susilankstomas. Tai paplušėjo kokią 1 valandą ir ką, nu realiai 4 tokios dėžutės susigaudė. Tai dabar, kai smulkmė kažkaip naktį atsitraukia, net labiau, sakyčiau, apsimoka uždėti kokį didesnį tokį mažų sliekų, tokį visą gumulą mažų sliekų, tų ilgų, ant vieno didelio kablio ir viskas, negu kad naktinis lieka, nes naktinis liekas tiek toks yra mažesnis, kai mažiukais didesnis, čia aš šneku, mažesnis liekas daugiau raitusi ir kai jų yra daug, didesnės vibracijas sukelia ir žuvis labiau naktį ją jaučia. Tuos sliekus, tai viskas yra po kokios normaliai, pabandysim, gal dabar persimysim. Tai padarom dar gražių kadrų, varysim, gal pafilmuosim karantinę, gal kažkur dar nueisim. Baterijos yra pilnai pakrautos, o mes sėdim, paspirtukas čia, lempa. Juodžaidė po kokios dar nemiega, tai va, ir džiaugiamės šito vaizdu. Nu, sakyčiau, kokį jau 10 minučių sėdim su tokiu kabliu. Gal praleidau kibimą, neįsivaizduoju. Kaip sakiau, ką tik dabar persimečiau. Labai įdomu iš tikrųjų, nes kibimo visiškai nesimatė. Ir kartais būna taip pat meškerė palinguoja. Ir vakar aš įmėsiu nuotraukas. Galiu iškart parodyti, įmėsiu nuotraukas. Va, čia pagavom prieš kažkur 3 dienas. Toj palaukiam, dar biškį pasižiūrėkit. Ir čia pagavom maždaug vakar. Tai toks puskelinis karšis. Labai ten prastai matosi, ten vieną nuotrauką padariau, kaip jisai buvo tiesiog setelėje. Tai vakar, tarkim, iš vis net kibimo net nemačiau. Traukiu, kad pasikeisti slieka, bam, ir yra karštis. Tai nieko negali žinoti, kartais kibimo nesimato. Kaip ir dabar, gali būt, kad man tiesiog nuvalgė ir aš nepamačiau, viskas yra įmanoma. Bet mums tai nieko nepakeičia, mes toliau dedam slieką. Toliau mesim ir lauksim to mūsų numylėtojo karščio, kurio tiek ilgai bandom pagauti. Ir kažkaip šiais metais gaunasi sunkiau, bet nieko tokio. Svarbu, kad nebus. Na ką, draugai, kaip tas laikas bėgo, taip ir prabėgo. Pabandysim to išsijungti lempą. Kažkas gal matos, gal ne. Tai jau yra be 10:02.
Tai taip tas laikas, kai bėgo, taip ir prabėgo. Iš tikrųjų turėjau keletą įkvėpimų, vieną kartą traukiau ir atsikabino, tikrai jaučiausi, pradėjo. Tikriausiai karštis buvo. O iki dabar tiesiog ramybė, tylu. Tai dėl tokių situacijų daug priežasčių visą laiką būna. Daug šansų, kad sakau, užėjo toks metas, kada permainingas oras. Ir kitos įvairius priežastys, kad tiesiog žuvies šiuo metu gal nėra kažkur, ne kitur. Aš manau, kad žvejyba yra loterija. Ir kartais tu pagauni, kartais tu nepagauni. Iš tikrųjų, kaip sakiau, kad metai nelygus metam, praeitais metais tiesiog irgi visiškai normaliai buvo, 1,5 kilo karštis, ten didesnių, viskas pagavom, užpraeitais dar daugiau, šiais jau taip pat va. Buvo atėjęs vietinis, pasikalbėjom, tai pasakė, pavyzdžiui, kad Liepa vat kažkur buvo kokius 2-3 savaitės, kada realiai kibo, be sustojimo tipo ir buvo daug žuvies. Nu dabar tiesiog jinai praplaukus, gal kažkur kitur išplaukus, žinot, kaip neįmanoma paaiškinti. Nuskaityti nenuskaitysi, kur ta žuvis yra ir kur jinai bus, tai galima tik tais bandyti. Mes pabandėm, kaip ten jau anksčiau video pradžioje, maždaug ten ar vidury, matėte, kur įkėliau nuotraukas, tai toks yra mūsų dabartinis rezultatas po maždaug 8 dienų žvejybos, kas tikrai nėra kažkas tokio stebuklingo. Tai yra visai mažas skaičius, bet kas svarbu, kad pabandėm. Man asmeniškai svarbiausias yra procesas, kaip viskas tai yra padaroma, kaip pasėdi, pasimėguoji, pagauni, nepagauni, visko būna. Na ir pasimėgaujimas, kaip sakau, svarbiausia pasimėgaujimas, čia gamta. Marių garsai, tiesiog rami tyla, viskas, juodkrantė miega, mes dar atsikėlę. Tai tiesiog va, viskas ramu, žmonių nėra. Taip va, pasėdėm. Vakar, pavyzdžiui, ten buvo prie stadiono, kas ten, jeigu žinote, matosi, visą, pažiūrim, visa pakrantė apšviesta. Tai prie stadiono, pavyzdžiui, ten buvo užplaukęs būrys ir taip toliau. Tai, kaip sakau, čia dabar šneku, gal šiek neįdomu. Tai dar pasidėsim kažkiek. Jeigu kažkas užgims, tikrai pranešiu, dar pasidėsim. Ir turime dar vieną paskutinę dieną rytoj. Rytoj yra ta paskutinė diena, kada dar kažkas gali užkibti. Mes pabandysim vakare prie Gintaro įlankos, kaip praeitais metais, lygiai taip pat, kai jis dar buvo filmuota per telefoną. Tai palaukiam, jeigu ne, susitiksim rytoj. Sveiki visi. Kur mes esam? Nauja diena. Ta pati vieta, kur mes filmavom prieš maždaug lygiai metus realiai. Kažkur metai jau praėjo. Tai vakar nieko neišėjo pagauti, sukilo labai stipri vėjas, beveik nieko nesimatė. Žinau, kad baigiam kažkur apie 2 valandą. 2 valandą ir baigiam, o dabar mes esame čia. Turime laiko iki vakaro, paskutinė diena. Labai plaukėjo srovė į jūrą, viskas puikiai palyginus sąlygom, kad pagauti karšį. Na, tai reikia tikėtis būrio, ar kad kažkas užplauktų. Kaip sakiau, mes nieko negalim pakeisti, nieko negalim žinoti, bet jeigu nebandysi, nesužinosi. Tai mes bandom, einantis lieka, viskas yra čia sudėta. O jeigu nepagausim, tai kaip sakiau, parodysim, jau parodžiau, kokius buvom pagavę, tai gaila, kad neišėjant filmuot, buvo prastas filmavimo sąlygos. Bet vis tiek įkelsim, vis tiek parodysim, ką pagavom, jau nesam tuščiom. Nesėdėm ant nulio, tas svarbiausia, viskas, einam greičiau ir laukim kibimo. Slieką dedame taip pat, kaip ir dėjom prieš tai. Viskas labai paprasta. Mano taktika tokia, aš tiesiog užmaunu dažniausiai 2 sliekus, o taip paprastai. Turime čia kelis ir didesnius, kaip sakiau, prisikasėm, viskas labai faina. Kabliukas neatsimenu kokio dydžio, bet pakankamai mažas po kol kas.
taip va, 2 sliekai užsidedi ir taip va eilėmis. Vieną mauni kitą. Ir jie taip susipainė, kaip koks kalmaro tie rankas atrodo, va, viskas va taip. Va. Tuo metu jie yra susipynę, stipriai raitusi ir tiesiog. Šiuo metu aš turiu ir naktinių sliekų, bet kaip sakiau, man labiau patinka dėti daugiau mažų, nes jie tada daugiau raitusi, daugiau yra tų pačių sliekų, jų galūnės stipriai raitusi, sukelia didesnės vibracijas. Dydis yra panašus, net gal dažniausiai didesnis kupstas toks atva, toks kumštis sliekų. Tai, sakyčiau, kad žuvį lengviau jį pamatyti. Bet va, toks jau gražuolis mums gavosi. Mes tokį ir metam. Tai einam ir šveičiam į šitą nežinomą vandenį, kur atspėt labai sunku ką išeis pagauti. Šiandien taip pat bandom be pašaro. Šėryklą naudojam kaip sorelį. Nes iš tikrųjų, pabandom net pasakyčiau pasikeisti. Užsimesim gal 50 gramų. Manyčiau, kad turėtų atlaikyti. Pažiūrėsim, kaip čia gausis. Kaip prieš kokias 4 dienas, tačiau gal 2 dienas iš eilės irgi nieko nepagavau iš viso. Tai vat nežinau. Nu čia buvo, sakė, ten orai labai ten keitėsi, ten vėjas, ten taip toliau. Jo. Taip, tai va ir ten privarė šitų medūzų, mačiau irgi ten, jos sakė. Nu, tai ir plekšnė ant kvadrato pagavo prie manęs irgi ten. Buvo čia vat užvaręs, nu tai va tas suraus vandens dar gavo, tai irgi tas toks nelabai gerai buvo. Nu, tai gal dabar vat reikia duoti laiko, kad atplauktos gal ir tikriausiai čia taip vat va užsitaikiau. Ant tokio momento, kur gal išplaukus. Nu, nežinau. Jo, bet didelio tai neišėjo pagal toks. Atsakau, vienas didžiausiai kilogramą buvo ir viskas. Šią savaitę tai taip pat keistai. Pernai buvo geriau, daug geriau. Nu, pernai tikrai buvo geriau. Aš irgi, kiek atsimenu, tai tikrai pernai buvo geriau, užpernai dar geriau iš vis. Nu, čia taip užėjo dabar tikriausiai, bet jo. Nu, nieko nepakeisi, aišku. Nu jo, ribauka toks dalykas. Nu tai. Čia jau kai bus, tai bus. Nes vis tiek, Juodkrantė neturi kaip savo žuvies. Čia toks kaip pravarimo jo, toks kaip migracijos taškas. Realiai taip jie čia praplaukia. Nu kaip Nidoj turi, perlaukoj ten yra tos įlankos tokios, kur sustoja žuvis, o čia taip praplaukia taip ir. Nu jo, jinai čia kaip man tie seni ribokai pasakoja, tai jinai per dieną šitą migruoja į vieną pusę karšiai. O ten karose visi jie turi savo vietas. Jo. O karšiai jie migruoja taip, o ta praeina paskui, ten gal tesni dar kur apsisuka ir iš ryto eina į kitą pusę. Tai jo, čia taip laukės maitinasi, man atrodo, tai va taip. Nu tai taip, tai va čia kaip užplauks realiai, jeigu neužplaukė, tai neužplaukė tam. Tai tiek čia. Kaip daugiau niekas niekur nepagavo, ten labai stipriai šią savaitę, tai iš vis niekas nesigeria ten. Bet sakau, ten Liepa sakė, ten buvo, tai va tas užėjęs toks. Buvo dar šitą eršketą ant kvadrato pagavę irgi ten. Tokį vat, per visą šitą kaip ranką maždaug tokio dydžio. Na ką, greitas reportažas. Praėjo kažkur pusę valandos, pakeitėm taktikas. Iš tikrųjų labai apsisprendžiau, pagalvojau, nu ką, paskutinę dieną ir liko pašaro, tikrai nebūčiau vežęs namo. Tai išnaudojom tą likusį pašarą, jau numečiau gal kokias 4 šėryklėlės. To pačio atnaudojau tokį linkaras marcipaninį, nes Juodkrantėje yra tik viena partų žvejybos. Tai nebuvo kitokio pašaro. Jis gal nėra labai tinkamas karšiam, bet aš sakyčiau, kad tikrai marcipaninis pašaras visai normaliai. Jis yra saldus, karšiai yra smaližiai. Tai pagavom vieną ešerį, nenufilmavom, nes, sakyčiau, nelabai kam čia įdomu, mes laukime tik vis karšio. Turime kažkur dar 2 valandas žvejybos, geras 2 valandas. Tai vis tiek pašaras savo darbą atliks. Nu, jeigu nėra žuvies, tai nėra, nieko nepakeisim. Taip, vieta šita irgi yra visiškai puikiai, čia sakau, kaip praeitais metais kaip buvau, lygiai tą patį vietą. Tai metimas yra toks įstrižas link to buojaus žalio. Su vienu vietiniu pakalbėjau, tai pasakė, kad
kažkur maždaug prieš savaitę su pusę čia atvažiavo, čia vieną pagavo. Ir vat tas laiko tarpas, kaip anksčiau sakiau, buvo kažkur apie Liepą, 2 savaitės, gal kas yra gan ilgas laiko tarpas. Kada kibo vien tik karšiai kokio 2,5 kg. Tai mato, taip pat užeina, buvo parėjęs iš jūros surus vanduo, srovėje buvo gal 3 dienas. Dabar atgal eina, tai gal vėl karšiai atplauks ir gal ne šiandien, gal atplauks po savaitės. Tai nuspėti tikrai neįmanoma. Na, po kol kas mes poilsiavom, pasiėmėm giros, turime užkasti semkų. Viskas paruošta, mes net gavom soliukas, viskas puikiai, priėjimas labai lengvas. Tai taip atsisėdam ir kažko laukiam, jeigu ne, tai susitiksim dar tikrai kitose žvybose, kur, manau, laimikių bus. Na, dabar pasigrįžėkime. Kažkoks kibimas buvo. Dar vienas minusas. Labai daug žolių, kur metu. Bet jau ten prisišėriau. Gal reikia tiesiog pabandyti toliau užmest. Nu, po kokias daužo mailius. Šeriai, pukšliai tikriausiai. Tokia žuvis, kurios mes nenorim, kurios mums nereikia. O dažniausiai tai padaužo ir net nėra, o dažniausiai tiesiog nuvalgo. Dabar liktis kažkas ten ar yra, ar nėra, nematau, bet kaip matys per filmavimą. Nu, taip. Draugai, žinokit, nežinau, kas išlauksiu, bet aš tai negaliu pakęsti, kai žvejyba tokia būna, kada žvejoji ir kimba tokia va. Bet čia kažkoks, čia net ne pukšlys, man atrodo, ne? Čia kažkokia kitokia žuvis. Veik, saus, o Jėzus, tu dar dantis turi. Kas čia? Nu, per komentarus parašykite man. Pasižiūrėsiu, aš net pats nelabai suprantu toks ne pukšlys, man atrodo. Nu, dantis tokie pažiūrėkit, matot? Blemba, nežinau. Keista. O kaip įsikandus, nu gerai. Ištraukim kablį ir greit susiteiksim su jumis. Situacija dabar tikriausiai tokia, kad kur esam užmetę tašką, esam pilnai pasišėrę. Praėjo gal valanda nuo žvejybos pradžios. Ir daug šansų, kad dabar tiesiog yra kokie būriai tikriausiai ar ešerių, ar pūžlių. Kiek aš esu skaitęs, kad jeigu užplaukia tas visas būrys, net dažniausiai neleidžia karšiui net prieiti prie to masalo. Ir tada, kai daužo vien ešeriai, pūžliai, taip nieko ir neišeina pagauti normaliai. Nu, o naktį kažkaip jie atsitraukia, šeriai nebekimba, kaip ir pukžliai jau mažiau ir tada kažkaip pradeda kibti karšiai. Tai šiandien jie naktį neišeis pabūti, todėl mes bandome tik tais vakare realiai. Užkandžiavam, žodžiu, pataujam čia. Vieta visiškai laisva, ramu, laivai plaukia, vėjas truputį nurimo, bangelės tokios lengvos yra, tai dabar šiaip sąlygos yra idealios žvejybai, nes bangų biškai yra, tai kas sukelia dugną. Vėjas irgi truputį toks nedidelis yra, nelyja, apsiniaukia, bet sakau, kaip gali būti, kad kiek buvo atneštas tas jūros vanduo, surus, tai gali būti, kad karščiai dar yra atsitraukę ir reikia ilgesnio laiko tiesiog palaukti, kad srovė tekėtų į jūrą ir gal tada po savaitės gal ateis karščiai. Čia nieko nežinosim. Matau, plaukia Benas, tai kai praplauks, tai tikrai tsunamis pareis, jau aš įsivaizduoju. Blema, čia gal reikia net daiktus pastraukti, einam, pasiruošim. Žiūrėkit, vėl tą pačią žuvį pagavom. Šį kartą jau patinas, tą kartą buvo patinėlė. Tuo ištraukiam, kas čia per žuvis, aš net nelabai suprantu. Blema, kai spurda. Kažkokia, aš net nebecinu, tikrai esu matęs, tikrai, bet tuo ne pukšlys, nes ne aštrus šitie pelekai. Ir toks su dantukais. Nu, ką padarysi, kimba dabar tokie. Oho,
Tsunamis parėjo, nespėjau daiktų pastraukti. Benas daro savo reikalus. Pažiūrėkite, kiek davaro vanduo arti. Ojoj. Va. Užneša tsunami gerą. Oi, savo dar daugiau čia. Nu jo, gerai, kad spėjau pastraukti. Praėjo dar 20 minučių, situacija nei kiek nepasikeitė. Kaip matot, aš taip įsivaizduoju, kad gali šerti kiek tik tais nori. Bet jeigu šerių būrys nedings, tai jisai ir nedings. O karščio taip pat neprileidžia. Tai kimba tokie net šeriukai, nu, mažiukai, va. Mažiukai, taip ir jie, kad sužiaunam, tenka ištraukti kiekvieną kartą. Žodžiu, tokia situacija. Tai, manau, užmetam ir pasikalbėsim apie populiariausias vietas, kokias aš sakyčiau, kur galima pagauti karšį ir kur dažniausiai žmonės žiūrėjo. Tai toj užmetam ir einam pasižiūrim. Kol sėdim, sakyčiau, atėjo laikas pakalbėti apie tas kelias vietas, kuriuose aš dažniausiai žvejoju juodkrantėj ir kur dažniausiai žvejoja kiti žmonės. Tai turime laiko, po kol kas sėdim, tylu, ramu, kaip sakau, plaukia ešerių būriai, tai net jeigu kartais padaužu, net dažniausiai netikrinu, gal reikės persimest. Tai galim pakalbėti apie pagrindinės vietas, kuriuose jūs galite žvejoti. Tai kaip matote, vietoj, kurioje aš dabar esu, čia yra prie Gintaro įlankos. Šiuo metu aš esu iš dešinės pusės, tai tuoj mesime nuotrauką, štai galite matyti čia iš Google Maps'ų, čia yra iš palydovo, kad matytųsi pilnai medžiai ir įvažiavimas. Tai toks iš tolo padarytas vaizdas, tai taip, ką tik dabar pamatėte. Kai sužiūrėjote iš Perkėlos į pačią juodkrantę, tai yra pirmas dalykas, kurį jūs pamatote prieš įvažiuojant į juodkrantę. Jūs jums bus po kairę ir pravažiuojate Gintaro įlanką ir pačiam gale ant pabaigos yra įvažiavimas pro kairę pusę. Ir va, jūs atsirandate prie molo. Čia yra kaip ir privati teritorija, man atrodo, bet žmogus, kuris čia yra savininkas, leidžia visiems praeiti ir yra paprastas labai praėjimas iki čia. Taip pat čia yra ta pati vieta, kur žvejoju karosus pavasarį, kada būna sezonas. Tai čia yra pirmoji vieta. Antroji vieta yra iš kairės pusės Gintaro įlankai. Šiuo metu aš esu dešiniai, o čia iš Google Maps'ų palydovo matote yra kairiai pusiai. Taip pat praėjimas yra visai taip, antrą kartą per šią žvejybą išsikrovė vėl bateriją, turėjau pasikeisti, aš nesuprantu, vėl nepamačiau. Žodžiu, ten yra visai geras praėjimas, tačiau tenka prabristi pro tokias kaip žolės ir ten yra toks akmenukų realiai krantas, nedidelis, ten metate tiesiai. Tai šiuose dviejose vietose aš metu iš visų jėgų kiek toliausiai galiu, nes prie Gintaro įlankos Mario pusėje yra visai seklu. Kaip matote, ten, kur yra farvatorius, tikriausiai pažymėti bojai, ten, kur plaukia laivai, tai iš dešinės pusės metu, kur yra žalias bojus, pats ant pačio kampo ir kuo toliau ten. Kairiai pusėje viskas pats tiesiog, kad metu tiesiai. Tai čia būtų tokios pirmosios dvi vietos. Antroji vieta. Čia, kaip matote dabar ant Google Maps'ų, taip pat iš palydovo yra kvadratas. Tai yra legendinė vieta, sakyčiau, tokia vieta, kur dažniausiai žvejoja žmonės ir kur kartais net nebūna vietos. Tai iš kvadrato, kiek aš turiu patirties, pagauna ant jo viso, tačiau aš žvejoju kairiai pusėje. Kaip jinai ten kvadrato yra pati kairė pusė, labai patogi ir perspektyvi vieta, kur vakar žvejojom, yra šviesa, suoliukas ir ant to kvadrato metate realiai tiesiai link žalio bojo, kuris irgi yra ir vakar matėsi ten, kur mirksėjo švieselė. Na ir viskas, jeigu nėra vietos, pereinate į kitą pusę, o žuvies yra visur. Čia būtų trečioji vieta. Toliau ketvirtoji vieta būtų prie kormoranų. Prie kormoranų yra tokia kaip lankytina vieta, sakyčiau, daugelis turistų pro ją pravaro. Tai kas esat buvę juodkrantėj, tikrai žinote šitą vietą, ar šiaip net Nidoj, tai pilnai žinote šitą vietą. Ir per Google Maps'us to parodysim. Tai štai, tai yra šita vieta. Ir aš pažymėsiu, čia truputį dabar parodom šitą. Pirma vieta yra tiktais įėjus. Yra labai paprastas praėjimas, kaip jūs važiuojate link Nidos ir po kairę būna šlagbaumas. Tai pro tą šlagbamą praeinate, su mašina nepravažiuosite ir einate iš karto prie pat įlankos. Atsiveria didelė įlanka
ir prie pat krašto yra prasideda žolės. Ir nuo tų žolių galite realiai paeiti kokius 10 metrų į šoną ir mesti tiesiai toliau, kiek galite. Tačiau yra vienas toks kaip minusas arba niuansas. Yra smėlis, pakrantė yra smėlio pilna, tai bus sunkiau praeiti, jeigu daug daiktų neštės, tikrai bus sunkiau. Na, o antra vieta toj įlankoj yra vadinamas ragas, tai yra įlankos pati pabaiga ir pats aukščiausias taškas. Tai nuo to taško irgi daug kas žvejoja, tai yra toks kaip pats lenkimas ir pats tos visos įlankos galiukas. Nuo to galiuko atsisėdate ir metate link Juodkrantės pusės. Irgi kiek toliau kiek galite, sakyčiau. Tai toj parodysim, vat čia yra ta antra vieta, tas ragas. Praėjimas labai paprastas, per Google Maps, jeigu kažkada žiūrėsite, tiesiog susirasite tą vietą, o praeiti jau net per Google Maps, man atrodo, net parodo kaip. Tai čia būtų smėlio pakrantės vietos. Na ir penktoji vieta. Penktoji vieta, tokia, sakyčiau, kaip ir jau paskutinė. Nors tikrai dar įmanoma tų vietų surasti, tai yra prie Juodkrantės stadiono. Yra pagrindinis futbolo stadionas, krepšinio aikštelė, tinklinio aikštelė. Tai toj vietoj ant pačio posūkio, va parodysim, štai, va čia matosi iš palydovo, ant pačio posūkio metate realiai įstrižai arba galima sakyti tiesiai, kuo toliau kiek galite. Tai šitos vietos yra, sakyčiau, pačios patogiausios. Tai prie Gintaro įlankos, kairė dešinė pusė, kvadratas iš vis perspektyviausia vieta, nes taip arti šviesa yra. Ir prie stadiono. Prie stadiono taip pat yra šviesa, patogu labai nueiti. Koks aš sakiau, kad yra plius, kodėl man mėgstamiausias miestas yra Juodkrantė, nes viskas pasiekiama yra arba kojomis, arba su dviračiu, arba su paspirtuku, o su mašina tai iš vis nėra ką veikti. Tai siūlyčiau, kai esate čia pasivaikščioti, su tais daiktais tikriausiai, nežinau, žiūrint, kiek jūs pasiėmo daiktų, nėra labai sunku nueiti. Aš važinėjau su paspirtuku, taip pat galima pasimėgauti. Tai dėl to man Juodkrantė yra pats mėgstamiausias miestas. Na, o su žuvim tu negali sakyti, bet kokioje vietoje, kurioje tu būsi, būna dienų ar savaičių, kada nekimba, net toks oras, net tas ravė. Mes nieko negalim kaltinti, čia tokia gamta. Tai dar turim kokį gerą pusvalanduką, valandą čia pasidėjimo. Po kokios daužo mailius, to ištrauksim, pasižiūrėsim, ešeriukai, pūgžliai. Tai realiai visas paslaptis pasakiau, nors čia jokios nepaslaptis, visos vietos dabar jau aiškios, parodytos. Tai reikia, kad jūs atvažiuotumėt ir bandytumėt pagauti. O kai pagausit, va tada tikras smagumas. Čia jau yra kiekvieno reikalas, kada žmogus atvažiuos. Mes važiuojam dažniausiai tuo pačiu laiku kiekvieną vasarą. Ir dėl karosų, kaip dariau video, čia prieš kelis mėnesius, irgi realiai pati patogiausia vieta, nors dar nebūna šiltas oras, bet ir tai galime jau nueiti prie jūros, pasidėti, pabūt. O vasarą tai iš vis. Viskas atidaryta, Juodkrantė nemiega iki 12 kokios, paplūdimiai, tinklinis, absoliučiai pati gražiausia gamta, kokioj tai galima pabūti, grynas oras. Tiesiog, kai jūs nueinat į tą mišką ar į Raganų kalną, iš karto jaučiasi tas kitoks oras, negu kad būna mieste, užterštas ir tvankus. Mes pasėdėm, pažiūrėsim dar kelis gražių kadrų įmesim ir atsisveikinsim su šita gražiaja vieta. Štai ir viskas, mūsų kelionė čia ir baigėsi. Visiems ačiū, kad žiūrėjot. Video, man atrodo, nežinau, kiek čia gavosi laiko, pasižiūrėsim. Video gavos toks neilgas, bet, sakyčiau, išsamus informacijos. Tai daug ko pasakėm, vietas visas jum atskleidžiau, kur žvejoti, kaip žvejoti, ką aš darau, kur viską bandau pagauti. Tai susidėjom, atsisveikinam su gražiom mariom, su tokiais debesėliais. Negaliu atsigrožėti tokių vaizdų, man žinokit, sakau, pats gražiausias miestas, fainiausia vieta. Tai vat, su šita gamta, su šitu oru mes atsisveikinam. Tačiau nieko, ačiū labai, kad žiūrite šį kanalą. Nors ir, sakau, nebandom čia labai daug pasiekti kažkokių didelių rezultatų ir peržiūrų ir taip toliau, bet kas žiūrite, kas pakomentuojate, būtinai neužmirškite pakomentuoti, palaikinti video, užprenumeruoti, labai nesunku. Ir gal pamatysite, gal bus jums įdomių žvejybų, kurios susijusios su jumis, ar ešerių žvejyba, ar lydekų žvejyba.
rudenį tikrai pradėsim filmuoti lydekų žvejybos daugiau. O dabar kitos žvejybos susitiksim ešerių, kadangi ešerių sezonas jau dabar kaip jau įsibėgėjo, yra rugpjūčio galas, ešeriai aktyvėja, tai susitiksim jau Vilniuj, sodyboj ir bandysim pagauti ešerį, tai viso gero.